Sveiki bičiuliai. Pasidariau suvestinę, kokį vis dėlto automobilį šiais metais buvo sunkiausia surasti. Tai kam įdomu, kviečiu likti. Sunkiausia bičiuliai šiais metais sekėsi surasti, čia vėlgi kalbėsiu iš savo patirties, surasti būtent XC70 modelį. Kalbu apie antrą generaciją, tai reiškia ten 12-13 metai, kažkas tokio, ne? Tai buvo pats sunkiausias dalykas, kai reikėjo surasti. Kodėl? Todėl, kad tie automobiliai yra labai populiarūs ir automatiškai populiarūs ne tik tarp mūsų, populiarūs ir užsienį. To pasekoje su tais automobiliais važiuojama tikrai yra daug, todėl labai dažnas toks automobilis yra randamas su atsukta rida, dažnu atveju atsukta netgi 200-300 tūkstančių ir, kaip sakant, perki atrodo automobilis su 250-300 tūkstančių kilometražu, o iš tikrųjų ten yra 500 000 ar net daugiau. Taip pat, ką galiu pasakyti, būtent vakar tikrinom tokį vieną automobilį, tai patikėkit manim, toks lavonas buvo, tepalai per visur, visur, viskas blogai, kas pasižiūrėtum, bičiuliai, ir rūdis, viskas blogai. Telefonu, kaip visada, viskas čiki-piki, kaina beveik 9 000 eurų, automobilis buvo Šiauliuose. Žodžiu, ten už tą automobilį, po mūsų vertinimo, tai galėjai mokėti maksimum 4-5 tūkstančius, nes antrą tiek dar būtų reikėję į jį sukišti, kad normaliai su juo važiuoti. Šiandien vėlgi nuvažiavome į Klaipėdą, kitam klientui vėlgi patikriau užsakytą XC70. Kaina 8,5 tūkstančio, pasitikrinom automobilį, nėra į ką žiūrėti, bičiuliai. Gyvi parametrai prasti, kėbulas prastas, po kapotu prastai, plus dar automobilis buvo iš Italijos, tai visos panelės nuo karščio atšokinėjusios, atsilaupusios. Žodžiu, automobilis ne kažką. Taip kad, kas ieškot būtent Volvo XC70, taip pat V70, turėkit omeny, kad reikės tikrai pavargti, kad rasti gerą variantą. Ir jeigu jau tokį variantą ieškote, tai nežiūrėkite į vidutinę rinkos kainą, nežiūrėkite į pigiausią rinkos kainą. Bent jau, kaip aš sakau, targentikit tą kaip didesnę kainą, žinot, sakykime, jeigu ten matot, kad automobilis vaikšto 8-9 tūkstančiai, tai žiūrėkite tarp 10-11 tūkstančių, tai bus didesnis šansas, kad rasite kažką padoresnio, kas liečia būtent tokį variantą. Vėlgi čia kalbėjau, aišku, apie dizelinius, kas mūsų lietuviams yra aktualiausia. Su benzinais vėlgi kita istorija, bičiuliai, benzininiai jie yra amerikonai, tai vėlgi tokį automobilį žiūrint reiktų žiūrėti, kad būtų kuo mažesnis buvęs mušimas. Ir daugiau, aišku, žiūrėti, kaip tai buvo viskas sutvarkyta po mušimo, kokios išlikusios problemos ir kas ateityje jūsų laukia. Ta visą galime pasakyti, automobilį patikrinę. Jeigu turite išsirinkę arba norite, kad surastumėm, prašom kreipkitės, padėsim, kuom galėsim. Ačiū visiems ir iki sekančio.